Esu Kornelija Puzaitė, šiais metais baigiau Lietuvos edukologijos universitetą istorijos fakultetą ir apgyniau baigiamąjį darbą tema Šeduvos žydai 20 amžiaus pirmoje pusėje. Darbe buvo aprašomas žydų apsigyvendinimas Šeduvoje, jų demografinė kaita miestelyje. Taip pat darbe aprašomi Šeduvos žydų verslai ir amatai nuo 19 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus 4 dešimtmečio. Taip pat parodoma ir žydų likimas nacių okupacijos metais. Atskiruose poskyriuose aprašomi kilnūs vietiniai gyventojai gelbėję Šeduvos žydus. Rašant šį darbą su dideliais sunkumais nesusidūriau. Labiausiai patiko rinkti medžiagą lauko tyrimo metu, kuriuo metu apklausiau vietinius Šeduvos gyventojus, kurie betarpiškai matė įvykius, liudijančius Šeduvos žydų istoriją. Šis mano darbas yra reikšmingas mano gimtojo krašto istorijai, nes iki 2014 metų, kuomet buvo įsteigtas Šeduvos žydų memorialinis fondas, Šeduvos žydų istorija buvo menkai arba išvis nenagrinėjama. Taip pat šis darbas yra vertingas ir asmeniškai man, nes rašydama jį, rinkdama informaciją, sužinojau labai daug apie savo gimtojo krašto istoriją. Kaip būsima istorijos mokytoja, aš stengsiuosi mokinius mokyti ne tik didžiųjų Lietuvos miestų istoriją, bet ir lokalią vietos istoriją, supažindinant juos su kitataučiais, su tautinėmis mažumomis, jų istorija, papročiais bei tradicijomis.